Sveiki atvykę į mano kanalą Kepu Biznį, kur aš pateikiu lengvai virškinamą informaciją. Šiandieną šitame įraše aš pakalbėsiu apie dirbtinį intelektą ir panagrinėsime visą tai kiek giliau ir pasistengsime suprasti, nuo ko pradėti, kur pradėti, ką daryti, kaip daryti. Tai tiesiog pasistengsiu šitame įraše atsakyti visus šitus klausimus. Tai jau greičiausiai teko matyti įvairiausiose vietose tiek Facebook'e, Instagram'e ar dar kur nors kitur pilna begalė reklamų, rekomendacijų, kurios susijusios yra su dirbtiniu intelektu, kur žmonės moko dirbtinio intelekto, kur siūlo įvairiausius kursus. Ir tai tiesiog, sakyčiau, yra ganėtinai šakališkas elgesys. Nesakau, kad visi, bet tikrai nemaža dalis šitų mokytojų, švietėjų, sakykim, kurie siūlo šitus dalykus, jie tiesiog vaikosi madas ir taip bando uždirbti greitų pinigų, nes daug kas nori sužinoti apie tą dirbtinį intelektą. Nesvarbu, ar jiems to reikia ar ne, tai tiesiog yra tokia didžiulė banga dabar šito dirbtinio intelekto. Tai ypač Lietuvoje dabar paskutiniu metu visą tai atėjo, tai daug kas dabar bando kažką tai išmokti ir daug kas bando parduoti tai įvairiausius mokymus. Bet vietoj to, kad skubėtumėte kur nors leisti pinigus, pirkti tai mokymus, ar prisijungtumėte į tam tikras seminarus, grupės ar dar kažkur, kur kažkas yra mokama, tiesiog jums pasakysiu, neskubėkit to daryti. Pirmiausia, pažiūrėkit šitą įrašą, aišku, nenoriu per daug reklamuotis, bet tiesiog noriu pasakyti, jog nėra kur skubėti leisti pinigus, jeigu galima daug ką nemokamai išmokti. Tai gerai, prieš pradedant kalbėti, nuo ko jums reikėtų pradėti, aš manyčiau, jums patiems reikėtų pasiklausti savęs, kokiu tikslu jūs norite išmokti naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Ar tai būtų tiesiog vaikymasis naujos šitos mados, šito populiarumo? Aišku, aš neneigiu, jog dirbtinis intelektas ateityje tikrai vis užims daugiau ir daugiau vietos mūsų gyvenimuose, bet tiesiog šiuo metu tai yra didžiulė banga ir ne visada visiems žmonėms reikia tai išmokti naudotis. Tai pirmas variantas, ar jūs tiesiog vaikotės madų, ar tai būtų kitas variantas, sakykime, jūs norite išmokti tam, kad galėtumėt paspartinti savo darbą, kad tai padėtų jūsų darbe ir naudotumėt dirbtinio intelekto įrankius, tai tiesiog kaip kokius įrankius, kurie jums pagelbės jūsų darbe, jūsų veikloje ir panašiai. Tai kai atsakysite į šitą klausimą savo sąžininkai, kodėl jūs norite išmokti naudotis šitais dirbtinio intelekto įrankiais, jums bus daug lengviau judėti į priekį. Tai jeigu jūs norite išmokti naudotis dirbtiniu intelektu vien dėl to, nes tai yra populiaru, tai yra dabar ant bangos, tai jūs galite tiesiog šiuo atveju nerti į bet kokį dirbtinio intelekto įrankį, ar tai būtų teksto generatorius, vaizdų generatorius ar dar kažkas tokio ir tiesiog pradėti eksperimentuoti su juo. O jeigu jau jūs tiksliai žinote, kad jums reikia šitų įrankio, dirbtinio intelekto įrankių, tam, kad pagreitintumėte savo darbą, kad jūs dirbtumėte našiau ar kažkas panašaus, tai tokiu atveju jums labiau reikėtų sužinoti, ko jums tiksliai reikia, kokio tipo įrankio. Tai gerai, dabar galime pakalbėti apie įvairiausių dirbtinio intelekto įrankių galimybės. Tai sakykime, pirmoji kategorija dirbtinio intelekto įrankių būtų teksto generatoriai. Tai šito tipo dirbtinio intelekto įrankiai leidžia jums generuoti tekstą, leidžia duoti įvairiausias užklausas ir jūs atgal gaunate tekstą, skaičius, įvairius simbolius ar dar kažkas tokio. Tai jūs suvedate klausimą ar kažkokią tai užduotį tam įrankiui ir jūs atgal gaunate tekstinį variantą. Tai sakykime, vienas populiariausių ir tikriausiai geriausiai žinomas įrankis tam, tai būtų OpenAI įrankis ChatGPT. Tai greičiausiai teko jums apie jį girdėti. Ir šitas įrankis veikia labai paprastu principu, jūs turite tiesiog dialogo langelį ir jūs ten tiesiog jau bendraujate su dirbtinio intelekto įrankiu, jūs su juo komunikuojate, to, ko jums reikia. Na, ta komunikacija nėra žmogus su žmogum, bet tiesiog čia jūs užduodate jam klausimus, duodate užduotis ir panašiai, tai atliekate kaip dialogo langelyje. Sakykime, kito tipo dirbtinio intelekto įrankiai tai galėtų būti nuotraukų generavimui. Tai su šitu įrankiu galite generuoti įvairiausias nuotraukas, vaizdelius, logotipus, maketus ir dar belekas kito. Tai vienas populiariausių tokių įrankių būtų Midjourney. Tai jis šiuo metu, kiek pamenu, nebeturi nemokamos versijos, o nors ir jeigu turi, greičiausiai ją yra ganėtinai labai sunku prieiti, nes tiesiog jinai yra labai užgulta žmonių ir labai daug kas naudojasi ją. Bet tiesiog tokių įrankių kaip Midjourney, nes, sakykime, jis nėra vienintelis įrankis, yra begalė alternatyvų tam įrankiui ir bet kokiam kitam dirbtinio intelekto įrankiui atsiranda su kiekviena diena vis naujesnių
įdomesnių alternatyvų. Tai gerai, sakykime, jūs turite Midjourney ir su šitu įrankiu jau galite įvesti, sakykime, tekstą, kokios jūs nuotraukos norėtumėt, ką norėtumėt, kad gautumėte atgal, ar tai būtų logotipo dizainas, ar tai būtų logotipo idėjos, sakykime. Ir šitas įrankis jums įvedus tekstą, jis jums grąžins nuotraukas. Tai su tom nuotraukom, su tais vaizdeliais jau vėliau jūs galite dirbti, kurti savo galutinį variantą, sakykime, logotipo ir panašiai. Tai kaip sakiau, viena populiariausių vieta yra Midjourney. Kitas ganėtinai neblogas variantas, kurį aš pats naudoju, yra freepik.com. Tai ten yra įvairiausių nemokamų netgi nuotraukų, kurias galite parsisiųsti, vaizdo įrašų naudoti įrašų kūrimui. Ir taip pat šitas įrankis, šitas internetinis puslapis turi dirbtinio intelekto nuotraukų generavimo funkciją. Tai su juo galėsite irgi, jeigu jūs domina, pasižaisti, pasinagrinėti, kaip galite su juo dirbti ir kokius galite gauti rezultatus. Tai dabar jau apžvelgime, jog turime teksto generavimo įrankius, turime vaizdų generavimo įrankius ir, sakykime, trečias variantas būtų, ką turime, tai yra vaizdo įrašo dirbtinio intelekto generavimo įrankiai. Tai šiuo metu vėlgi jų yra tikrai daug, tikra didžiulė begalė įvairiausių įrankių, kurie, sakykime, pagrinde leidžia sukurti trumpus įrašus, kurie nėra labai ilgi, ganėtinai primityvus, paprasti vaizdo įrašai ir tam tikri vaizdeliai, atvaizdai, ar netgi, sakykime, jūs suvedate tekstą ir, sakykime, šitas įrankis gali jums sugeneruoti pagal jūsų tekstą trumpą vaizdo įrašą, sakykime, YouTube'o shortą ar Facebook'o, Instagram'o reelsą, kuris būtų trumpas, bet turėtų atitinkamas nuotraukas, kurios eitų fone ir būtų balso įgarsinimas tuo pačiu. Tai viską padarytų ganėtinai automatiškai. Tai čia vėlgi vienas iš pavyzdžių. Tokių yra didžiulė begalė įvairiausių įrankių. Jums tiesiog reikėtų patiems pasiieškoti. Gal ką rasite kitokio, negu aš jums pasiūlysiu ir panašiai. Tai vienas įdomesnių įrankių, sakykime, kurį aš pats naudoju, yra nvidio.io ir tai tikrai neblogas įrankis. Jis tiesiog leidžia jums greičiau sukurti trumpo turinio vaizdo įrašus ir tiesiog paspartina visą darbą. Ir, sakykime, vienas dabar iš didžiausias bangas darančių įrankių, tai vėlgi tai būtų OpenAI įrankio šitos kompanijos sukurtas įrankis, kuris yra skirtas vaizdo įrašų generavimui, bet jis dar nėra paleistas gyvai. Tai būtų Sora. Tai yra vienas iš didžiausias bangas dabar paskutiniu metu keliančių dirbtinio intelekto įrankių, kai jis bus paleistas gyvai ir jį bus galima prieiti visiems. Tai, sakykime, žmonės, bet kas tik naudosis tą įrankį, labai paprastai galės įvesti, ko jam reikia, ir šitas įrankis jiems sugeneruos vaizdo įrašus ganėtinai neilgus, bet šiti vaizdo įrašai tikrai atrodo labai realistiškai palyginus su senesniom versijom. Na ir, sakykime, dar kitas porūšis tų įrankių, apie kuriuos mes kalbame dabar, tai būtų garso įrankiai, dirbtinio intelekto garso įrankiai, įgarsinimo įrankiai, įvairiausių garso efektų kūrimo įrankiai. Tai vėlgi jų yra didžiulė begalė ir, sakykime, naudodamasi tam tikrą įrankį, jūs galite suvesti tekstą ir jis išgeneruos balso įrašą. Tai netgi gali padaryti balso įrašą, kuris skambėtų, sakykime, kaip kokio žinomo žmogaus, kaip Snoop Dogg ar dar kažkino. Tai yra visiškai įmanoma. Žinoma, labiausiai išdirbti šitie įrankiai yra anglų kalba, bet yra ir tokių įrankių, kurie turi ir lietuvių kalbos galimybės. Tai, sakykime, suvedate jūs tekstą ir tas tekstas yra pasakomas lietuvių kalba. Tai čia irgi vienas įdomesnių variantų, kuris, sakykime, galėtų labiau patraukti jūsų akį. Ir aišku, turime dar kitą kategoriją, kur jau yra, sakykime, kažkiek jau mišresnė. Tai mes turime įvairiausius asistentus, kurie irgi ganėtinai važiuoja tų pačių teksto generavimo principų, kurie, sakykime, gali paspartinti jūsų darbą, kaip kokie asistentai, kurie gali padėti dėliotis užduotis ir panašiai. Taip pat, sakykime, yra ir veido sukeitimo dirbtinio intelekto įrankiai, kurie gali sukeisti veidus, veidų formą su kitais žmonėm. Tai va, šitokių įrankių yra tikrai didžiulis kiekis ir kiekvieną dieną jų atsiranda vis daugiau. Ir tai viskas vyksta dar sparčiau negu kada nors anksčiau, nes vėlgi tai dirbtinio intelekto pagalba galima viską daryti ganėtinai sparčiau, jeigu jūs žinote, kaip naudoti ir kam naudoti tuos įrankius. Tai gerai, tai kaip jum pradėti dabar? Na, dabar jau žinote, kokio tipo įrankius turite ir siūlyčiau jum pradėti su ChatGPT. Tai, sakykime, yra pagrindinis arkliukas, ant kurio galite nujoti į plačias lankas. Ir šito įrankio yra panaudojimas ganėtinai platus, nors jis ir gali generuoti tekstą, tai tiesiog galima šitą įrankį panaudoti ganėtinai plačiai, ganėtinai įvairioms paskirtims. Sakykime, jeigu jūs ganėtinai tingite atrašyti savo darbę į elektroninius paštus, ar jums reikia siūsti pastoviai elektroninius paštus,
jokia problema, jūs galite įsijungti šitą įrankį, paprašyti, kokio elektroninio pašto jūs norite, arba jūs netgi galite nukopijuoti jau gautą elektroninį paštą ir pasakyti, kokį atsakymą jam atrašyti, kokį toną naudoti ir jis sugeneruos jums visą tekstą ir jūs jį galėsit nukopijuoti ir panaudoti kaip savąjį ir išsiųsti tą elektroninį laišką. Tai čia, sakykime, yra vienas iš panaudojimo būdų. Aš kadangi pats sukuosi marketingė jau daug metų, aš šį įrankį ganėtinai plačiai naudoju, jis man padeda ir netgi su idėjų generavimu, padeda su įvairiausių tekstų Facebook'e rašyme. Sakykime, aš dalinuosi tai kažkokiu straipsniu, aš paprašau, kad man šitas įrankis duotų 10 idėjų, kokį tekstą aš galėčiau parašyti pasidalinant šitą įrašą Facebook'e. Tai va, man duoda idėjas, sakykime, jeigu man pritrūksta idėjų, kaip sugeneruoti kažkokį tai blogo įrašą, aš tiesiog paprašau, man reikia tokių ir tokių idėjų, tokia ir tema, duok man 10-20 idėjų, aš jas gaunu. Aš galiu netgi paprašyti to pačio įrankio dabar pagal antrą idėją, tu man parašyk visą turinį ir pagal tą turinį aš jau galiu šito įrankio prašyti, kad jis man išgeneruotų tekstą remiantis visų šitų turinių. Tai va, sakykime, naudojant tokį įrankį galite drąsiai generuoti įvairiausias idėjas, įvairiausiam tekstam ir panašiai. Ir žinoma, galite tą įrankį taip pat naudoti ir buityje, ir visam kitam. Sakykime, jeigu jūs norite sužinoti kažkokį tai specifinį atsakymą į specifinį klausimą, sakykime, va, ant mano batų dabar po žiemos atsirado labai daug druskų nuosėdų. Ką aš galėčiau naudoti, kad jas nuvalyčiau. Tai tokią paprastą užklausą jūs gausite iš karto atsakymą ir tiesiog patarimą, ką jūs galite daryti, kad susitvarkytumėt su tam tikra problema. Ir tikrai tas įrankis padės ir jums nereikės, sakykime, ieškoti Google viso to ir jūs tiesiog gausite iš karto atsakymą tam, ką jūs užklausite. Vėlgi, sakykime, gal jūs esate buhalteris ir dirbate su kažkokia tai programa, tai būtų Excelis ar dar kažkas ir jums reikia labai specifinės formulės ir jūs tiesiog nežinote, ar gal nežinote, kad tokia formulė egzistuoja, tai jūs vėlgi galite klausti to pačio įrankio ChatGPT, parašyti diskusijos langelyje, jog norite gauti tokią funkciją ir šitas įrankis jums tai sugeneruos ir ieškos tai, ko jūs norite. Tai, sakykime, va, tokio tipo įrankis supaprastina darbą, bet svarbiausia, jums reikia žinoti, ko jūs norite ir ko jums reikia. Jeigu jūs tik norite pažaisti su įvairiais įrankiais, tai prašom, yra didžiulis sąrašas įvairiausių įrankių, tikrai rasite jį internete, o jeigu turėsit kažkokių neaiškumų, nesklandumų, tai vėlgi kviečiu prisijungti į mano Facebook'o grupę Kepu biznį, kur aš padedu įvairiausiais klausimais, dalinuosi įvairiausiamis naujienomis, žiniomis ir įvairiausiais įrankiais, kurie gal pravers jums ir bet kokiu atveju dar ir mokau žmonės, kaip kurti savo internetinės svetainės ir visą tai darau nemokamai. Tai siūlyčiau prisijungti mano grupę. Na gerai, dabar šokime į tą ChatGPT įrankį ir mes tiesiog pažaiskime šiek tiek su juo, paeksperimentuokime ir pažiūrėkime, kaip tai veikia. Gerai, dabar galime šiek tiek pasižaisti ir paeksperimentuoti su ChatGPT įrankiu, dirbtinio intelekto įrankiu. Ir jūs jį rasite štai čia, nuėję į šitą svetainę, aš įdėsiu visas nuorodas į vaizdo įrašo aprašą, tai jūs galėsite viską ten rasti taip pat. Tai gerai, kai nueisite čia, susikurkite savo paskyrą ir kaip matote štai čia, kaip kokiame paprastame pokalbių lange, kaip kokiam messengerį ar dar kur nors, mes galime užduoti klausimus. Kaip matote, viskas yra anglų kalba, bet nesijaudinkit dėl to, mes galime netgi parašyti kažką lietuviškai. Tai sakykime, paklauskime, ar galime kalbėti lietuviškai. Na ir spauskime Enter. Na ir kaip matote, jis kuo puikiausiai kalba ir supranta lietuviškai. Na ir dabar klausimas, kągi mes čia iš jo galėtume išpešti. Tai sakykime, galime jo paprašyti, kad jis mums duotų 10 teksto idėjų apie vėliausius dirbtinio intelekto įrankius. Na štai taip, aš tiesiog paprašiau, kad jis man duotų 10 straipsnių idėjų kalbėti apie dirbtinio intelekto įrankius. Spauskime užklausti. Na ir kaip matote, štai taip tiesiog gavome tikrai neblogų idėjų ir sakykime dabar galime paprašyti, kad parašytų mums turinį antrai idėjai. Ir spaudžiame užklausti. Paprašykime, kad parašytų santrauką.
Na ir taip va galime eiti gilyn ir sakykime prašyti, kad aprašytų mum įvairiausią tekstą ar praplėstų tekstą. Tai sakykime, netgi aš sakykime galiu nukopijuoti šitą tekstą čia. Na, aš tiesiog parodysiu kaip pavyzdį visą tai. Ir aš sukursiu naują pokalbių langą. Štai čia pasispausiu naujas pokalbis ir čia parašysiu praplėsk man tekstą. Ir dabar tiesiog įklijuosiu tą patį tekstą, kurį nukopijau prieš tai. Tai, sakykime, jūsų atveju tai galėtų būti jūsų pačių tekstas ar koks nors tekstas, kurį radote kažkur kitur. Nebūtinai tekstas, kurį parašė tas dirbtinis intelektas, tai gali būti bet koks tekstas. Na ir, sakykime, aš įklijuosiu šitą tekstą, aš paprašiau, kad jis man praplėstų šitą tekstą. Ir kaip matote, jis praplečia tekstą, prideda daugiau žodžių ir panašiai. Tai aš dažniausiai šitą įrankį naudoju anglų kalba, o kai naudoju, sakykime, lietuvių kalbą, pagrinde aš naudoju produkto aprašymą. Man visai šitas įrankis yra patogus, kai aš aprašinėju produktus savo e-komercijos parduotuviai. Čia būtų jinai lietuvių kalba, tai aš turiu anglų kalbos versijas ir aš dažnai tiesiog įmetu anglų kalbos versiją ir paprašau sulietuvinti šitą tekstą, praplėsti jį ir aš aišku įdedu pagrindinį raktažodį, kur noriu, kad jis būtų padarytas kaip pagrindinis ir taip aš tuo pačiu optimizuoju tekstą. Tai čia, sakykime, vienas iš variantų, kaip galite naudoti šitą įrankį. Šitas dirbtinio intelekto įrankis visai yra patogus įvairiem paprastiem darbeliam. Jeigu jau kažko labai sudėtingo reikėtų, kažkokių tai labai loginių išmąstymų, skaičiavimų, tai šita versija taip pat neblogai susidoroja su to, bet, sakykime, čia yra mokama versija, 4 versija. Tai šita versija kainuoja šiek tiek, bet jinai yra kiek logiškesnė ir jinai yra kiek galingesnė negu šita versija. Bet aišku, dabar žiūrint į ateitį, tai Google išleido dar atnaujintą savo dirbtinio intelekto teksto generavimo versiją, kuri yra dar pranašesnė negu šita 4 versija ChatGPT. Bet paprastam vartojimui užtenka netgi šitos versijos. Teko išbandyti ir šitą, bet galiausiai apsistojau ties nemokama, nes tikrai nesugebėjau išnaudoti visų funkcionalumų šitos 4 versijos, bet kartais smagu ir su ją pažaisti. Ir čia, žinoma, šita versija kiek vėliau turės ir nuotraukų generavimo funkciją, tai kaip supratau, dabar gal jinai irgi bus įjungta, pridėta. Tai, sakykime, jau jūs galėsite šitos naujosios versijos ir paprašyti va čia šitame pačiame langelėje, kad, sakykime, sukurkite man logotipo versiją, tokia ir anokia, ir jis jums sukurs, sakykime, logotipo versiją, nuotraukos versiją ar bele ką kito. Tai, žodžiu, tai buvo ganėtinai toks trumpas pavyzdys, įžanga, parodyti, kaip šitas įrankis veikia. Tai jūs galite patys pasinagrinėti, pasižaisti su juo, netgi galite užduoti jam tokių klausimų, kaip jums sekasi. Jam viskas gerai, ačiū, kad paklausėte, kaip galiu jums padėti šiandieną. Ir šitas įrankis iš tikrųjų labai jau yra pažengęs. Prieš tai, kai buvo visai nesenai išėjęs, jis nelabai mokėjo lietuvių kalbą bendrauti, bet va tas yra dirbtinio intelekto įrankiai, jie mokosi, tobulinasi ir dabar tikrai visiškai logiškus sakinius dėlioja lietuvių kalba ir jis kuo puikiausiai veikia lietuvių kalba. Tai nesvarbu, kokį realiai jūs įrankį nuspręsite naudoti, nes šitų įrankių yra tikrai begalė. Ir jeigu jūs matysite, kad viskas yra anglų kalba, jūs nepabijokite, dažniausiai galite rašyti ir lietuvių kalba, nes dažniausiai visi šitie įrankiai supranta tą lietuvių kalbą ir neturi problemų su tuo. Aišku, anglų kalba kiek būtų gal ir paprasčiau, gal ir efektyviau, bet, sakau, ir lietuvių kalba suveiks be jokių problemų. Dažniausiai įvairūs kiti įrankiai turi nemokamas išbandymų versijas, ten keletui dienų, 7 dienom ar kažkas tokio, tai galėsite pasižiūrėti, ar veikia viskas lietuvių kalba, bet kaip sakiau pačiai pradžiai, geriausiai sakyčiau, išbandykite ChatGPT, o jeigu turėsite kažkokių klausimų, neaiškumų, norėsite dar labiau pagilinti žinias, tai tikrai kviečiu prisijungti į mano Facebooko grupę Kepu Biznį ir mes ten padiskutuosim, aš jums padėsiu ir tikrai manau, mes galėsime atrasti, kas jums veiks geriausia. Na tai tiek, kaip matote, viskas yra ganėtinai paprasta. Svarbiausia yra žinoti, ko jums reikia. Na va, šaunu, dabar jau jūs turėtumėte žinoti, kaip naudotis ChatGPT įrankiu ir sakyčiau, tai yra labai puikia pradžia. Šitas įrankis
įrankis yra tikrai puikia pradžia, nes su šitu įrankiu galite išpešti įvairiausios naudos, galite tikrai paspartinti savo darbą ir jis tikrai gali praversti jūsų kasdienybei. Tai yra vienas iš populiariausių įrankių, dabar yra tikrai begalė jų, kuriasi vis naujų, tai dabar netgi Google turi savo įrankį dirbtinio intelekto teksto generavimui ir panašiai, tai jis dabar jau sako, kad yra daug spartesnis už ChatGPT ir panašiai. Tai vėlgi tų įrankių yra didžiulė gausa, bet tiesiog jums reikia suvokti, ko jums reikia ir kokią jūs norite iš to gauti naudą. Jeigu jūs tiesiog norite pažaisti, paeksperimentuoti, išmokti naudotis tam tikrais įrankiais, tai sakau, galite naudotis bet ką, šokti ir eksperimentuoti. Bet, sakyčiau, geriausia pradžia yra su ChatGPT. Na gerai, šiam įrašui tiek, aš tikiuosi, jis buvo pravartus ir kaip minėjau, neskubėkit pirkti kažkokių tai kursų, mokymų ir dar kažko, nes greičiausiai jūs gausite didžiulį kiekį informacijos ir jums bus labai sunku atsirinkti, ko jums reikia. Tai tiesiog pradėkite patys eksperimentuoti, pradėkite patys ieškoti, kas jums teiktų naudos ir kas jums paspartintų, sakykime, jūsų darbą ar padėtų jūsų kasdienybėje. Gerai, dėkoju už dėmesį ir jeigu jums patiko šitas įrašas, spauskite prenumeruoti ir jeigu spausite prenumeruoti, tai susitiksime kitame įraše. Iki!